update prieš stovyklą jau rytoj. Pakuoju dovanėlės ir jau laukiu atvykstančių vedlių. Mes susitinkam šiandien, pasidarysim apsijungimą, erdvės atidarimą, susidėliosim savo viziją apie rytdieną ir ruošiu dabar dovanėlės visoms. Kažkaip noriu, kad labai gera visoms būtų ir kad visos jaustųsi komfortiškai ir laukiamos. Aš tikiuosi, pirmas blynas bus neprisvilęs šito formato ir tokių stovyklų turėsiu daugiau. Tai jeigu tu jauti, kad tau tokia stovykla yra reikalinga ir tu atitinki kriterijus, pagrindinis tai finansinė padėtis, kad neturi laisvų santaupų šiuo metu, bet jauti norą vidiniai transformacijai ir norą iš to išeiti, tai gali parašyti komentare noriu ir aš atsiųsiu tau nuorodą, kur tu galėsi užsiregistruoti ir gauti ateities stovyklų informaciją. Toms, kurios vedat kažką, tai man labai svarbu, kad tai būtų moteris, kuri tame yra jau ilgą laiką, kuri yra transformavus savo gyvenimą, kuri žino savo gyvenimo kryptį, kur eina ir kad suprastų, ką daro. Nereikia tiesiog dar vieno susitikimo, dar vieno patyrimo. Reikia vedlių, kurios gali kreipti ir valdyti energiją didelės grupės. Tai čia ne 10 moterų, ne 8, tai bus didelė grupė. Ir arba tų, kurios nori prie organizacinio prisidėti, nes organizacinė pusė tikrai užtruko daug laiko. Ir manau, tai užtruko žymiai daugiau negu užtruktų tiesiog paprastos mokamos stovyklos. Tai jeigu kažkas jaučia, kad nori, tai galit prisidėti. Beje, šita stovykla gavo ir finansinį palaikymą, tai ačiū toms, kurios prisidėjo finansiškai. Tai tuos pinigus panaudojom maistui, tuos pinigus panaudojame erdvės paruošimui, sutvarkymui ir panašiai. Dar aš tiesiog viską patikslinsiu, bet šiaip be galo dėkinga esu visiems, kas atsiliepėt, o dar tos, kurios dėl individualių sesijų, tai aš būtinai susisieksiu, tiesiog neturėjau laiko parašyti kiekvienam, tai būtinai tą padarysiu artimiausiu metu ir ačiū Jums.